Vykstantys į Lietuvos pajūrį paprastai akcentuoja gryną orą, ozoną, o jūra vis tiek bus kažkur labai netoli. Tie, kurie gyvena Klaipėdoje ar Palangoje, į tą pajūrio oro grynumą žiūri jau kiek kitaip. Ir pušys ir ozonas šalia visus metus. Tačiau ruduo bei žiema būna ir pajūryje, todėl būsimiems naujakuriams reikės kažkiek laiko leisti ir tarp 4 sienų. Tad šį kartą pakalbėkime apie orą, bet ne paplūdimyje, juk už lango vėlyvas ruduo. Kol tvarkasi dokumentai gintarinių vakarų mikrokvartalui, vyksta aktyvios paieškos rangovams, subrangovams užimti pozicijas, taip pat medžiagų tiekėjams. Yra begalės laiškų, kuriuos mes gauname, mes jums galime padėti. Šaika, padėkit patys savo, išmokite kreiptis su pasiūlymu. Mes atkreipėme dėmesį į keletą įmonių, kurios mus tikrai sudomėjo ne tik kaina, bet ir savo atliktais darbais bei suteikiamos garantijos. Mums labai svarbu yra garantijos, kad būtų patikimi. Todėl mes norime, žinoma, nuvažiuoti, pasikalbėti su pačiu rangovu ar subrangovu, kaip jis įsivaizduoja darbus, kaip atliks, bei pamatyti, ką jisai šiuo metu dirba. Labai svarbu, jeigu sako, mes čia labai daug užsiėmę, dirbam ir taip toliau, aš nepatikėčiau. Aš noriu atvažiuoti vietą, pasilabinti, pažiūrėti į akis, kaip sakant, pajusti, ar pas mus yra chemija, ar jinai susidirbus. Tai vien dėl to mes atvažiavome čia ir pakalbinsim būtent rangovą ir pasižiūrėsim, ką jis dirba. Visuose Lietuvos regionuose dirbant įmonė negali užtikrinti palankaus oro tiems, kas atvažiuos atostogauti birželį ar rugpjūtį, bet pasirūpinti tinkamų mikroklimatų patalpose jos duona kasdieninė. Mūsų įmonė atlieka vėdinimo, šildymo bei oro kondicionavimo sistemų montavimą, taip pat mes ir parduodame įrangą, turime didelį spektrą gamintojų, tiek ir medžiagų, tiek pačių įrenginių. Suteikėme garantijas tiek savo atliktiems darbams, tiek įrangai. Servizas mūsų yra visapusiškas visoje Lietuvoje, dirbame ir prižiūrime visą įrangą nuo A iki Z. Technologijų, kurios padeda šiais laikais užtikrinti komfortišką mikroklimatą, yra tikrai daug. Tačiau kaip išsirinkti tą sprendimą, kuris ilgus metus džiugintų rezultatu? Aišku, Palangoje gal paprasčiausia plačiau atverti langą ir mėgautis, bet jei lauke kaip šiandien lapkritis. Mūsų klientai daro užklausas internetu, pasiūlymus dažniausiai teikiam per 24 valandas, palei galimybės. Pasiūlymus suteikiam pilnai su kiekviena pozicija išdėliota, kad nebūtų jokių paslėptų medžiagų ir nebūtų klientas apgautas. Nuo kliento kreipimosi į mus ir komercinio pasiūlymo gavimo klientas dažniausiai stengiamės per 5-7 darbo dienas mes atliekame tą objektą priklausomai nuo sunkumų. Būna, kad vėluoja tiekimas įrangos, bet tai yra suderinama su klientu ir viską aptarėme telefonu arba susitikę objektą. Mūsų įmonė suteikia visai sumontuotai įrangai garantiją tiek šildymo, tiek vėdinimo, tiek kondicionavimo įrenginiams. Tuo atveju, jeigu būna kažkokie gedimai ir klientas kreipiasi dėl konkrečių gedimų, tai reaguojame iš karto, važiuojame pas klientus, žiūrime problemą, sprendžiame ją ir paliekame klientą patenkintą, kad jisai būtų visą laiką patenkintas ir galėtų mus rekomenduoti kitiems ir savo draugams, kolegom ir šeimos nariams. Todėl mikrokvartalo vystytojai siekia išsirinkti tokius partnerius, kurie užtikrintų ramią kasdienybę visiems būsimiems naujakuriams. Juk nenorėtumėte net prisiminti atostogų detalių, kad puikią nuotaiką gadino kokia nors neveikianti smulkmena. O jeigu gyvenate kurorte, kuris visiems kitiems asocijuojasi su nesibaigiančiomis atostogomis, čia smulkmenų būti negali. Visas detales reikia numatyti iš anksto, kol dar yra laiko.